Mato Evangelijos 8 skyriuje 5-11 eilutėje geroji žinia tiems, kurie nėra žydai, tiems, kuriems galbūt nepriklausytų išrinktosios tautos statusas, tačiau tai geroji žinia mums, kurie, jeigu tik naudojam tikėjimą, mes gauname viešpaties pagirimą ir viešpats tikrai nudžiunga matydamas, kaip pritaikom gautą, kad ir tą tikėjimo nedidelę dalį ir ją panaudojam praktikoje. Štai tas šimtininkas, pagonis, jisai, sakykime, priklauso okupaciniam režimui, tačiau viešpats visiškai neskirsto, kas yra vertas jo malonės, kas yra nevertas, kas gaus išgydymą, o kas ne. Viešpats žiūri visiškai per kitą prizmę ir kviečia mūsų būti tokio nusistatymo kaip Jėzus. Žiūrėti į žmogų ne pagal jo užimamas pareigas, ne pagal jo įsitikinimus, pridėsim, nepatinka man tas žodis, skirstyti pagal orientaciją, bet ką jau padarysi. Netgi viešpats nežiūri į tavo orientaciją, tu rytus į vakarus, į, kaip ten galim pasakyti, žemiau bambos tavo orientacija ar virš bambos, jisai žiūri į tavo tikėjimą. Ir pasirodo, kad galime gauti stebuklus, gauti visus viešpaties pažadus, jeigu esame tie, kurie ne tik sakom viešpatie, bet kurie vykdom dangiškojo tėvo valią. Štai pranašas Izaijas, 2 skyrius, 1-5 eilutė, pirmajame skaitinyje, kur klausėmės, čia yra kalbama, kad paskutinėmis dienomis viešpaties namų kalnas stovės ant tvirtos papėdės, tai reiškia ant tvirto tikėjimo. Ir jeigu kalbama buvo Senajame testamente, tas kalnas kaip simbolis Dievo buvimo vietos. Jeigu ten, žinote, ginčydavosi izraelitai su samariečiais, ant kurio kalno yra garbinamas Dievas, šioje vietoje viešpats irgi mums prašo peržiūrėti savo požiūrį ir kalnas, į kurį reikia iš tiesų kiekvienam žmogui įkopti, jeigu norime gauti atsakymus į mūsų iškilusias problemas, jeigu norime spręsti savo problemas, o ne tik tai gauti atsakymus. Kalnas yra šiandien kiekviena bažnyčia. Vat šiandien jūs atėjote į viešpaties namų kalną. Pasistengiam, vienas iš mūsų brolių, kad tas kalnas šiek tiek įgautų pavidalą. Pažiūrėkit, anksčiau nebuvo šitų laiptelių, sukūrė kalno į tokią kaip simbolį, dabar reikia jį įlipti, palipama čia, paskui norint dar aukščiau palipti. Visada, kai tik tai ateinate į adoraciją, sveiki atvykę į viešpaties namų kalną. Na, o ten jau visas meniu, ko tik tai norit, gausite. Svarbiausia pakilti, žengti ir, kaip sakė viešpaties žodis, sako, mano teisusis gyvens tikėjimu. Tik eidamas į tą kalną būsime palaiminti kaip tas šimtininkas, jo tarnas, būsime išgydomi, išlaisvinami ir tokiu būdu pradžiuginsim viešpatį. Amen. Aleliuja.